Na, va čia ką tik vienas buvo požymis. Kai pradedi užduoti savo klausimą, kokie požymiai rodo, kad laikas man keisti darbą. Jeigu šitą klausimą savo uždavai, laikas keisti darbą. Nes kol neuždavius aš tų klausimų visų, tai važiuoji ir tiek, darai savo darbą. Jeigu kalbu apie tai, kad kokie mano savijautos požymiai byloja apie tai, kad laikas keisti darbą, tai turbūt vienas klausimas, kitas klausimas yra, kokie kolegos veiksmai, elgsenos požymiai byloja, kad jam laikas keisti darbą. Bet aš daryčiau prielaidą, kad čia klausimas yra vis dėlto, kokie mano elgsenos arba savijautos požymiai byloja, kad laikas keisti darbą. Tas atvejs, kada aš tikrai manau, kad aš vos neatsakiau visą tą klausimą, va tos pirmų savo pasakymų, repliką apie tai, kad jeigu užduoju savo tokį klausimą, tai laikas keisti darbą. Iš tikrųjų, gyvenime ir darbe yra lygiai tas pats. Viskas yra va tai. Yra sinusoidė tam tikra. Yra pakilimų, yra nuopuolių. Yra pakilimų metu tu galvoji, kad tu dirbi fantastiškai kompanijoje, tu save realizuoji, tu pasieki viską. Ateina nuopuolis, kuris gali būti susijęs su masė dalykų, masė priežasčių. Aš nekalbu apie pilnatį, aš kalbu apie vidinės priežastis ir tam tikrus dalykus, kurie gali būti susijęs su organizacijos vystymosi stadija, su kultūra, su santykiais, su vertybinėm situacijom, vertybinėm krizėm. Ir tai gali būti down. Ir tuo metu, kai yra down, tu galvoji viskas, dabar tikrai reikia mes darbą. Tada kažkas biškiai apsitvarko ir staiga galvoja, na štai, dabar nuo šiol tai jau tikrai nebekils mintis apie tai, kad tai reikės darbą. Ir po to vėl tas dalykas ateina. Mes įdomus žmonės esame. Mes galvojam, kad jeigu yra gerai, tai gerai turi būti visą likusį gyvenimą. Kitaip sakant, na jeigu jau taip, tada turi būti viskas va tai, o viskas tik į viršų. Arba jeigu yra blogai, tai labai dažnai galvojame, nu, kad tikrai tai dabar jau viskas taip ir bus blogai. Kai kurie galvojame apie tai, kad viskas yra taip. Buvo blogai, bus gerai, bus gerai, yra gerai, bus visko, galbūt bus ir blogai. Ir čia turbūt yra toksai su savim pokalbis. Susitarti su savimi vis dėlto, ar aš šiandien esu, tarkim, iš tikrųjų man blogai, nes aš savęs nerealizuoju, nes aš kiekvieną dieną einu į darbą jausdamas stresą, jausdamas baisų nenorą tenai eiti. Jeigu aš jaučiu, kad aš nusprendžiu kažką padaryti, kažką pakeisti ir aš to nepadarau ir po to pykstu ant savęs, aš suprantu, kad kolegos nuviliu, nes prisiimu įsipareigojimų juos neįgyvendinu. Aš suprantu, kad vadovams, čia toks sudėtingas klausimas, nes vadovams amžinai neaišku, ko jiems reikia ir kurioje vietoje turi būti patenkinti arba ne. Tai požymis, kad vadovai nepatenkinti, tai ne požymis, kad reikia keisti darbą. Greičiau reikėtų galvoti apie save, žiūrėti save, analizuoti save. Ar aš esu patenkintas šitoje vietoje, kur aš esu? Ar aš galėčiau kitur save realizuoti geriau? Bet, žinot, kiek tenka susidurti su darbdaviais, kurie skundžiasi jaunąją kartą. Ir jie visi skundžiasi jaunąją kartą. Šiaip visi visais skundžiasi, bet kuriuo atveju, jūs žinote, ne? Visi visais, tik tai ne savim. Ir kai jie skundžiasi tais jaunąją kartą, tai labai dažnai kalba apie tai, kad ateina jaunuoliai arba jaunuolė, padirbo 2 mėnesius ir po 2 mėnesių sako, na viskas, aš čia negaliu savęs realizuoti, čia man nėra galimybių augti, čia aš nieko nepasiekiu, žodžiu, nieko gero, aš išeinu. Ir tam truputėlį vyresniam vadovui ateina į galvą vienintelė mintis, žmogau, tu tik 2 mėnesius dar, alio, per 2 mėnesius dar nieks neįvyko, o tu jau negaliu savęs realizuoti. Tai yra situacija tokia, kad tam viskam reikia laiko, reikia priprasti, reikia pasijusti, įsijausti, reikia pradėti daryti, pradėti kažką daryti, kad būtų šiek tiek kitaip. Ir žinot, aš manau, kad vienas toks dalykas, kada tu nusprendi kažką pakeisti, nusprendi kažką padaryti, tą padarai ir gali tuo pasidžiaugti, pasakyti savo, aš padariau. Va čia mažytė pergalė. Mažytė pergalė. Gal jau pakelt ragelį, paskambint klientui, o dabar paėmiau ir paskambinau. Ir savo sakau, aš tai padariau. Čia akivaizdu, kad darbo keisti dar nereikia. Čia akivaizdu, kad jūs esate geram kelyje. Jeigu galite save apdovanoti kažko po truputuką, pažymėti savo mažus laimėjimus, jūs esate geram kelyje. Keisti darbo nereikia. Galima galvoti apie darbo keitimą, kai pasižadi, nepadarai, vėl pasižadi, vėl nepadarai, vėl pasižadi, vėl nepadarai, tada pradedi visus aplinkui kaltinti. Tai galbūt tau reikia kitoje vietoje save realizuoti. Iš tikrųjų galbūt. Nors čia, žinot, kaip visą laiką, mes, kai kalbam, kai atsakinėja šitos klausimus, tai mes turim turėti galvoje, visi atvejai yra individualūs, visi atvejai specifiniai ir mes negalime išrasti universalios taisyklės. Bet turbūt labiausiai apie ką turim galvoti, apie tai, ką mes, ką aš
ką aš padariau, ką aš pakeičiau, kaip aš jaučiuosi, ką aš galiu padaryti. Ir ar tikrai išnaudoju visas galimybės. Darbą pasikeisti yra ne taip sudėtinga šiais laikais, bet realizuoti save, sukurti kažkokią tai vertę darbe yra ką veikti.